Taigi šį kartą apsistojame Funčalyje viešbutyje Enotel Magnolija. Kuo ypatingas šitas viešbutis? Jame yra uždaras baseinas, kuris išeina į atvirą erdvę. Ir tai iš tikrųjų yra labai šaunu. Taip pat jis turi džakuzį ir vanduo jame yra šildomas. Todėl, manau, aktualu bus tiems, kas keliauja pavasarį arba žiemą. Iš tikrųjų ir viduje erdvės įrengtos labai gražiai prižiūrėtas sodas, kurioje gausu tropinės augmenijos. Na, o iš sodo išeinate jau į lauko baseiną ir jame matosi, iš jo matosi vaizdas į visą Funčalį, kuris yra pastatytas, kaip matot, ant apaugusio medžiais kalnų. Iš tikrųjų šaunus viešbutis, tikrai rekomenduočiau. Žinoma, smagiau būtų turėti kambarį su balkonu, su vaizdu į vandenyną. Štai vandenynas yra tenai tolumoje, nežinau ar matosi. Na, o štai va ten tolumoje matysite jau atvirą baseiną ir visas Funčalio kalas. Kaina tikrai nesikandžioja, viešbutis yra vidutinės kainos, 2 para kainuoja apie 139 galbūt eurai, tai po 70 eurų žmogui su labai gerais pusryčiais. Tai tikrai rekomenduočiau apsistoti čia keliom nakvynėms.